Mes esame Niagaros miestelėje ir šiandien mes aplankysim krioklius. Giedrius nupirko paketą visų pramogų. Tai mes čia aplankysime ir akvariumą, ir plauksime laivų, ir pačius krioklius, ir dar kažkokie kinai, ir dar kažkas. Bus labai įdomus nuotykiai mūsų. Štai čia ruoniai. Yra prie akvariumo. Tuoj eisime toliau. O, čia Kristoferio labai mėgstamas ryklys. Jis dabar jau nebeegzistuoja. Senovėje gyveno toksai ryklys, pats milžiniškiausias ryklys. Ir čia megalodonas jo buvo pavadinimas. Štai kokie dantis. Kokio dydžio pats megalodonas? Tikrai. Oi. Va taip tikriausiai. Ai, čia va didysis baltasis ryklys ir šalia jo parodytas dydis, koks buvo megalodono dydis, jo burna. Aha, čia įvairūs rykliai dabar egzistuojantis, taip? Čia yra Mega Shark, Bull Shark, tigrinis ryklys ir Nurse, mažiukas jo, mažylis ryklys. Tiger Shark. Na, čia mes įėjome į pradžią, bet niekaip negalime išėti, nes čia yra labai įdomių žaisliukų, man tokių mėgstamiausių, kur yra virtuvėlė, supermarketas, tai mes negalime išėti kol kas. Na nieko, mes su Kristoferiu apžiūrėsim, va čia daug labai akvariumų, įvairiausių ryklių. O, va čia tokia žuvis, kur Kristoferis rado negyvą prie ežero išmestą. Labai panaši iš tikrųjų. Na va, čia jau mes einame keliu, kylame ant tokio tiltelio ir einame jau iki Niagaros. O čia mes nusipirkom bilietus į šitą vat kelionę. Čia galima traukinuku važinėti po visus taškus. Va, ir vėl važiuos sraigtasparnis, skrenda sraigtasparnis. Štai. Oho, kokio dydžio, kokio žalumo. Kokio žalumo. Ir va ten jau matau lyg ir krioklį. Štai, bet čia nesimato dydžio kažkaip tai video turbūt. Viskas tiesiog įspūdinga. Dabar mes važiuojame ratuką su tokiais autobusiukais atvirais, va tokiais senovinės medinės lubos. Ten yra pirmas aukštas. O čia matosi didelės minės, nes čia matyt kažkoks graži panorama iš šitos vietos, bet mes apvažiuosim visą ratą, o paskui žiūrėsim. Nu va, mes jau eisime į pirmą tašką, gavome va tokius batukus, visi davė mums ir pažiūrėsim, ką su jais reikės daryti, kodėl ir kas čia bus, kodėl mums čia reikia specialių batų. Galbūt sušlapsim. Štai, mes jau pasiruošę. Pasiruošę žygį. Tik tai galvytę tu viršų pakelti, Na, žygį mes pasiruošę. Mes leidžiamės į kokią, tai nežinau, į grotą kažkokią, vadinasi Cave of the Winds. Mums išdavė va tos batus, pažiūrėsim, kas čia bus. Ir kur mes čia ateisim. O, jau čia ir apsiaustus duoda, nu čia jau bus įdomu. Aš pabandysiu nufilmuoti. Va, ojoj, kokia didelė upė. Va tie taškiukai mažiukai yra kirai. Va ten antis. O, va jisai. Bet jeigu mums duoda apsiaustus, tai kažin, kas čia bus dabar? Va, laivelės su mažulyčiai žmogeliukas. Štai kokia dydžio ta upė. O va čia yra Kanada. Va. Taip? Taip. Na va, visi žmonės su apsiaustais. Čia mano Maja su apsiaustai. Berniukai jau nuėjo. Eina vat kažkur ten. Iš ten aš matau jau kažkokių labai daug purslų. Na va, aš jau matau. Čia kas čia darosi?
Pažiūrėkite. Tai mes prieisim arti. Čia tiesiog net nesimato nieko per purslus. Argi čia jau pats? Oi, va! Va, kokio dydžio. Pažiūrėkite tos mažus žmogeliukus. Viduje, kokio galingumo. O va ten apačioj. Va, jisai krenta žemyn tas krioklys. Aš neįsivaizdavau, kad bus taip. Tai kažkoks tai milžiniškas vandens masyvas. Va ten žmonės, ten yra visokie takeliai, galima čia pat prie jų nueiti, bet nežinau, ar pavyks filmuoti, nes čia užpils visą kamerą. Na, situacija tokia, va tas didelis krioklys yra iš vienos pusės, tada va čia per upę iš kitos pusės apsisukė ir va čia, va tas iš kitos pusės, va šitie galiūnai. Dabar mes leidžiamės va ten žemyn, prieisim. Fauna irgi smarkiai gyvena čia, pilnu tempu. Kažkas kažką gaudo jūroje, upėje, atsiprašau. Kažkas deginasi. Jiems tie turistai. Bandau saugoti kamerą ir noriu prieiti va čia, va. Kaip gražiai matosi, kaip triukšmas neišpasakytas. Net žmonės, kurie šalia kalba, nesigirdi. Nežinau, ar aš girdžiuosi dabar. Tai nuostabu. Tai yra geriausias dalykas, gamtinis, kokį aš esu. Čia mes dabar ieškosime olos, va čia matosi stende, kad yra ola. Ir šitie, čia parašytas pavadinimas, šitie būtent kriokliai vadinasi jaunosios vėliavimo kriokliai. Bridal Veil jų pavadinimas. Aš jau neprisimenu, kada buvo tokia laiminga, kai mes tai patyrėm, gaila, nepavyko nufilmuoti nieko. Ten viršuje, ten taip pila, kaip iš kibiro ant tavęs, kai eini. Jausmas neišpasakytas, vanduo labai šiltas, kai būtų keista, gal įspėjo ore sušilti. Neįtikėtina. Tai pasirodo, čia ir yra ta ola vadinama, ta grota, nes čia vanduo pramušė grotą ir žmonės čia padarė tas kopėčias. Ir čia yra nuotraukos, kaip viskas atrodo žiemą sušalę į ledą. Ir čia jau senai žmonės, va, kelintais metais. Čia jau tas turbūt Pasagos krioklys žymusis. Iš šitos pusės, iš Amerikos, jis matosi tik tai va taip kaip krenta. Iš Kanados pusės jie mato jo visą veidą. Bet ir tai matosi galingas vaizdas. Štai atėjom prie pat vandens, labai arti, va čia. Upė nėra labai gili šitoj vietoj, bet labai platus masyvas vandens. Štai, kaip tik ten žemyn dabar krenta tas vanduo. Ir gaila, kad neišeina pamatyti jo. Va ten tik tai šita dalis matosi, kaip krenta. Čia reikėtų turbūt vis dėlto iš Kanados. Štai, vis dėlto radau vietą, kur matosi neblogai. Šitas žymusis Pasagos krioklys. Laivas tiesiog priplaukęs prie pat krioklio. Štai kaip jie yra. Aš įsivaizduoju, kokie jie šlapi. Mes dabar užlipame aukštai ant tilto ir bandysime paskui nusileisti va ten. Tie maži mėlyni žmogeliukai ir mes tokie būsim. Plauksim su laivu prie Pasagos krioklių, o va čia
Matosi gerai ir visas urbanistinis peizažas. Va, čia raudoni, vieni yra raudoni, o kiti mėlyni. Va, aš galvoju, ko jie skiriasi. Ir čia Kanada su Amerika skiriasi. Ir čia... Ką? Ne, nesimato, kas parašyta. Mes būsim mėlyni, aš taip. Nusileidome žemyn, va čia tuoj mes įeisime šitą namelį, iš kurio jau išeina žmonės mėlynais apsiaustais. O kodėl reikia apsiaustą, tai mes jau matėm, kai prie pasagos buvom prieš tai. Dabar mes jau mėlynieji, prieš tai buvome geltonieji, o raudonieji vis dėlto kanadiečiai. Va, čia yra labai, aišku, stovėti šilta, nes yra apie 30 laipsnių karščių ir mes tose šiltnamiuose, bet užtat ten bus labai šlapia. Va ten. Tuoj mes. Va, dabar kaip tik atsilaisvina vienas laivas ir mes jį... So for your license, please keep your hands and feet inside the boat. And do not stand in the mailboxes on the deck of the boat. Please keep your seatbelt on your place. Should you have any questions, please ask one of our crew members. Va, mes ką tik praleidom tos, kurie praplaukėm, kurias matėm, o čia pasirodo dar iš šono Baltijos. Jo, vaivorykštė visą laiką. Štai tie geltonieji, kuriais ir mes buvom. Tik iš ten nesimato dar. O va čia mes jau artėjame prie arklio pasagos. Ir tuoj, kiek išeina, aš filmuoju, bet tuoj bus labai šlapia. Labai gerai, kad pasiėmėm laivą, nes iš viršaus matėsi tik labai mažai. Kaip tai galinga, ten net nuo purslus prastai matosi kasti, bet ten dar iš kitos pusės. Čia labai gerai matosi iš čia, kur mes buvom dieną ir anksčiau šiandien. Na ir pats paskutinis štrichas, čia jau viršuj ant tokio bokšto. Mes ką tik išlipom iš laivo ir čia galima pamatyti viską iš viršaus, kas matosi. Vienas krioklys, prie kurio buvom, bet ten kitas. Čia laivai. Vėl raudonas su mėlynu prasilenkėm, beje, mes labai smagiai pasimojavom su jais. Jau man baigėsi įspūdžiai. Aš seniai nepatyriau tokio stiprumo įspūdžių ir tiek emocijų nuo gamtos reiškinio arba apskritai nuo ko nors. Mes dabar einame pailsėti ir dar akvariume pažaisti su žaisliukais, Maja prašom. Ir rytoj mes grįšime dar, bet jau ne į krioklius, o tik tai į akvariumą ir kažkokį tai... Čia man lėkštė, greičiau duok savo lėkštę. O, žiūrėkite, kaip sūrė. Viskas? Va čia įdomus momentas iš Niagaros akvariumo. Šiandien žmogus, darbuotojas rodė, kaip maitinasi visi šitie gyvūnai. Juos labai iš arti galima apžiūrėti. Aš dabar noriu filmuoti ir parodyti va šitos du mažylius krabiukus. Jie labai smagus, bet šitas gyvūnas labai įdomiai valgia, jis tiesiog pasiima gabalėlį maisto tarp šitų čiulptukų, juos suspaudžia ir vat, po truputį pradeda virškinti. Ir labai įdomiai atrodo
jūros žvaigždės, va tokios, kurios turi tokį gumbą viršuje. Žmogus pasakė, kad jie kažką jau turi. Beje, šitas jau beveik atsileidusios. Prieš tai jos buvo visai į gumbą susisukusios. Tai reiškia, kad jos virškina šiuo metu maistą. Čia sužinojom. O va čia va žvaigždė labai įdomi. Aš niekada nemačiau, kaip jinai atrodo iš kitos pusės. Štai matosi tokie mažiukai čiuptuviukai. Čia yra žemyn galva. Žvaigždė va, kaip jie juda, pasirodo visą laiką. Ir matyt, taip ir valgo, suspaudžia tarp šitų čiulptuvėlių ir virškina. Ir turbūt apčiuopia žemę ir aplinką jais taip pat. Šalia guli normaliai apversta žvaigždė.